Sveiki visi, labadiena Lietuva, laidos metas 14 valandų ir artimiausios 2 valandos skirtos aktualijų aptarimui. Štai keletas temų, kurias visai netrukus nagrinėsime įsamiau. Prasideda Paryžiaus paralimpinės žaidynės. Kartu su viso pasaulio sportininkais varžysis ir 9 Lietuvos atstovai. Jungtinės karalystės premjeras kartu su Vokietijos kancleriu Berlyne aptarė naują šalių partnerystę. Ar tai gali keisti galių pusiausvyrą Europoje? Artėjant mokslo metų pradžiai LRT žurnalistai palygino, kokius bendrabučius studentams siūlo skirtingai šalies universitetai, kaip skiriasi kainos juose. Laidos pabaigoje pasigrožėsime ir Jurginais, Panevėžio rajone įkurtas sodas, kuriame per 100 skirtingų jų veislių. Temų žinoma bus ir daugiau, bet pradžioje naujausių įvykių apžvalga žiniose. Jas pristato kolegė Gabrielė Kloniūnaitė. Labadiena, 14 valandų, kviečiu žiūrėti žinias. Izraelis okupuotame vakarų krante pradėjo didžiulę karinę operaciją. Kariuomenė reidus rengia bent 4 miestuose – Džanine, Tulkareme, Laboje dienoje pradedame pokalbius ir pirmiausia apie Vilijos Blinkevičiūtės sprendimą. Ji patvirtino, kad Seimo rinkimų sėkmės atveju prisiimtų atsakomybę vadovauti vyriausybei ir atsisakytų Europos parlamentaro mandato. Mes įsamiau apie tai kalbame su Kauno technologijos universiteto fakulteto dekanu Ainiumi Lašu. Labadiena. Labadiena. Tai Vilija Blinkevičiūtė sako, kad niekada nesislepia už niekieno sijono, bet štai praėjusią savaitę, kai partija pristatė programą, buvo nurodyta tik, kad Blinkevičiūtė formuotų vyriausybę ir liko 2 klausimų – būtų premjerė ji ar ne. Ir tik dabar šią savaitę ji patvirtina, kad tikrai būtų premjerė. Kodėl tik dabar suformuota tokia žinutė? Na, turbūt, kad tas apsisprendimas nebuvo padarytas anksčiau, kaip Blinkevičiūtė teigia. Matyt, tas sprendimas buvo padarytas dabar ir greičiausiai, aš aišku nežinau, vidinės informacijos kažkos neturiu, bet bendrai yra tam tikrų ženklų iš rinkėjų pusės, jeigu mes žiūrime į apklausas, kad nepadeda tas neapibrėžtumas socialdemokratams, o turbūt yra kitos partijos, jų konkurentai, pavyzdžiui, konkrečiai Žemaitaičio partija, Nemuno aušra, kurie pakankamai stipriai ir stabiliai kyla reitinguose ir iš dalies jie labai aiškiai konkuruoja tarpusavyje dėl tų pačių rinkėjų ir tas toks neapibrėžtumas socialdemokratams nepadėjo. Tai ar dabar Vilijai Blinkevičiūtei įvardijus, kad ji būtų premjerė, gali tai stipriai pakeisti partijos situaciją ir ar leis tai matyti didesnį dar atotrūkį nuo Nemuno aušros? Na, aš manau, kad tikrai leis išlaikyti lyderystę, nes mes žinome, kad Blinkevičiūtė yra populiariausia politikė po prezidento ir mes matėme jos netgi šiandieninėme pareiškime, kad jinai sieja labai artimai save su prezidentu ir kad netgi kartu su prezidentu formuos vyriausybę, kas atrodo skamba tai pakankamai keistai, bet manau, kad rinkėjams aiškumo tikrai įneš ir tas jos populiarumas bus pilnai išnaudotas. Patys socialdemokratai, kiek tikėtina, kad šioje partijoje yra įvairiausių vidinių įtampų, apie kurias iš dalies jau ir užsiminėme, nes vėlgi žiniasklaidoje taip pat pasirodė pranešimų, kad galbūt Blinkevičiūtės sprendimą pastumėjo nesutarimai tarp Palucko ir Oleko. Na, tai suprantama, šita situacija nėra kažkuo tai išskirtinė socialdemokratams. Turbūt daugelis tų lyderiaujančių politikų kiekvienoje partijoje norėtų vadovauti tiek partijai arba bent jau tuo labiau būti premjeru ar premjerė. Tai panaši situacija buvo ir pas konservatorius. Kaip žinia, buvo tokių vidinių visokių trinčių, kol Šimonytė nepareiškė, kad jinai ves
sąrašo ar kandidatuos į prezidentus. Tai šiuo atveju, manau, ta situacija turbūt panaši, kai tas formalus lyderis neaiškiai komunikuoja arba siunčia tokius pakankamai miglotus signalus, tada partijoje vyksta tam tikras pasistumdymas, tam tikra konkurencija dėl galimybės vadovauti tai partijai ar tiesiog vesti sąrašą ar būti premjeru ar premjere. Dėkoju Jums, politologas Ainius Lašas dalyjosi įžvalgomis dėl, priminsiu, Vilijos Blinkevičiūtės apsisprendimo rinkimų sėkmės atveju tapti premjere ir vesti vyriausybę. Na, o mes čia toliau apie europinę politiką su užsienio naujienų redaktoriumi Vykintu Pugačiausku. Sveikas, Vykintai. Kalbėsim apie Berlyne viešinti šiandien Jungtinės karalystės premjerą Keirą Starmerį. Jis susitinka su Vokietijos kancleriu Olafu Scholzu. Žinome, kad rytoj planuojamas pokalbis ir su Prancūzijos prezidentu Emanueliu Macronu. Ar lengva bus pasiekti Jungtinės karalystės premjerui santykių pagerėjimas Europą, apie ką jis užsiminė? Ne šiaip pagerėjimas, santykių perkrovime, tuoj apie tai pakalbėsim. Čia buvo sena Keiro Starmerio strategija. Dar kai ėjo rinkimus, dar gerokai iki rinkimų, likus pusmečių iki rinkimų, sakė, mes turim iš naujo pradėti tuos santykius. Beje, Keiras Starmeris buvo tarptų, kurie sakė po Brexito, kad mums reikia naujo Brexito referendumo. Antrą kartą galbūt šalis sugalvotų likti. To jis seniausiai atsižadėjo, dabar jau jo reikalas, su esama padėtimi, su tuo, ką konservatoriai padarė su Brexitu, kažkaip jau su tuo gyventi. Ir eidamas į rinkimus jis ir jo partija sakė, kad štai santykiai su Vokietija bus tie pamatiniai nauji santykiai, kaip mes galime toliau bendradarbiauti su Europos valstybėmis. Labai įdomi detalė, kad iš karto leiboristai pradėjo kalbėti apie gynybą. Gynyba niekada nebuvo viena iš pagrindinių santykių temų tarp Berlyno ir Londono. Per 7 dešimtmečius, tie santykiai tikrai buvo platus, bet jie buvo visų pirma ekonominiai, Britanijai, Vokietija antras prekybos partneris, kultūriniai ir visokie kitokie, bet gynybinių santykių nebuvo. Dabargi gynybiniai santykiai yra visa ko šerdis, gal vėliau dar detalizuosime apie jau pasirašytą deklaraciją, bet esmė yra juk kokia. Tai nekainuoja labai daug politiškai, tai nėra tos sritys, dėl kurių buvo šitiek daug peštynių Jungtinės karalystės bandymas kažkaip išsaugoti dalį bendrosios rinkos prieigos ir panašus ekonominiai dalykai, kurie tikrai kelia labai daug diskusijų. Ir kitas dalykas, gynyba yra tas sritis, kur Jungtinė karalystė gali daug duoti. Ne tik imti ar kažkaip bendradarbiauti, bet Jungtinė karalystė vis dar yra viena iš dviejų didžiausių Europos kariuomenių ir dabar irgi daug ten klausimų ir dėl finansavimo, ir dėl pajėgų dydžio, ir kitokių dalykų. Bet šiaip ar taip, tai yra tas rytis, kur Britanija gali kažką pasiūlyti. Tai štai leiboristų tokia strategija ir buvo iš pat pradžių, kad pradėti nuo Vokietijos. Ir štai dabar matome tą vizitą Keiro Starmerio pas Olafą Scholzą. Labai įdomus dalykas, štai ką tik kalbėjome apie Viliją Blinkevičiūtę, kuri nori vesti kairiuosius ir sako, kad bus ministrė pirmininkė, norėtų būti ministrė pirmininkė. Čia raudonuoju kilimu irgi eina du kairiųjų premjerai. Ir Keiras Starmeris kaip tik laimėjo triuškinamą pergalę štai prieš nepilnus 2 mėnesius. Tuo tarpu Olafas Scholzas, jo populiarumo reitingai yra visiškai smukę. Ir yra daug dalykų ir į vieną, ir į kitą pusę. Pavyzdžiui, Starmeris nori išmokti pamokas, ko nedaryti, kas pakenkė Olafui Scholzui. Tai štai ta kairiųjų, pavyzdžiui, tokia aplinkosaugos politika, kuri labai suskaldė šalį, kai kraštutiniai dešinieji pasičiupo tą idėją, kad Scholzas norėjo uždrausti dujinius šildytuvus ir panašius dalykus. Tuo tarpu, Scholzui matyti reikia sėkmės receptų, nes jam pačiam artėja rinkimai, kitų metų rugsėjo 28 jo laukia rinkimai ir jau tiesą sakant šį savaitgalį laukia labai svarbus rinkimai 2 iš 3 Vokietijos rytinių žemių.
Imigracijos tema irgi abiem lyderiam yra svarbi. Ir tiesą sakant, abu lyderiai patyrė badymo žmogžudystės, kur žuvo po tris žmonės. Tik tai, veikėjai ir pusės galbūt skiriasi, bet pats kontekstas yra panašus imigracija, kai Jungtinėje karalystėje kilo didžiulės riaušės po subadymo, kai pasklido neteisingas gandas, esą užpuolikas buvo iš svetur. Tuo tarpu Šolcas, ypač prieš šitos rinkimus, dorojasi su ta imigracijos banga, kai vėlgi praėjusį penktadienį buvo subadyti žmonės Vokietijoje jau imigranto iš Sirijos. Ir čia viena iš tų sričių, kur vėlgi abi vyriausybės jau net ir pažadėjo bendradarbiauti. Jungtinė karalystė irgi nori keistis žvalgybinė informacija, keistis metodais, nes stabdyti, kaip jie sako, tas valteles per Lamanšą yra vienas iš svarbiausių rinkėjams dalykų, kai tuo tarpu ir Vokietijos rinkimams ta imigracijos politika labai svarbi. Tai štai čia toks yra bendras fonas. Bet žinoma, ekonomika yra, ko gero, šerdis ir ten yra gerokai daugiau klausimų. Mini ir ekonomika, ir gynyba, imigracijos klausimai, tai bet kuriuo atveju šių šalių santykiai lemia ir bendrai Europos visagalių pasiskirstymą. Ir čia yra būtent šitas kampas ir yra sunkiausias ir sudėtingiausias. Tai, ko nori Jungtinė karalystė iš Vokietijos, nebūtinai suderinama su bendra europinė politika ir teisinė baze. Tai, ko nori Vokietija iš Jungtinės karalystės, irgi nebūtinai suderinama su tuo, kai Jungtinė karalystė sako, mes viskas įvykdėme Brexitą ir mes kai kurių dalykų nenorime daryti. Ir apie tai buvo kalbama kaip tik spaudos konferencijoje, kuri ką tik pasibaigė. Toje spaudos konferencijoje visų pirma labai įdomu, kad Kiras Starmeris susiejo tai, užsienio politika, kad tai, ką mes darome, yra darbo žmonių gerovė. Kairiųjų retorika. Kiras Starmeris per pastarąją savaitę pasakė net kelias kalbas, rengia šalį laukiančiam mokesčių padidinimui, sako, teks pakentėti, kad paskui būtų geriau. Ir tai, ką jis dabar daro su ES, irgi toks yra bandymas dabar sudėtingiausius klausimus spręsti, kad iki jo valdymo, kad bent jau pirmos kadencijos pabaigos, reikalai pagerėtų. Tai štai, ko jis nori ir šitoje spaudos konferencijoje jau paminėjo, kad per artimiausią pusmetį, tai yra kol Vokietijoje dar neprasidės rinkimų kampanija, pasirašyti naują susitarimą, galime paklausyti. Ši sutartis platesnio santykių perkrovimo dalis. Ji grindžiama nauja bendradarbiavimo dvasia. Abi pusės sutarėme, kad ji bus rengiama sparčiai ir kad tikimės dėl jos sutarti iki metų pabaigos. Ir štai iki metų pabaigos. Klausimai, kaip sakau, yra labai sudėtingi. Ko nori Jungtinė karalystė? Aptarti prieigą prie rinkos. O tai jau yra ES reikalas. Tai yra tai, ką Brexitas ir nukirto. Na ir kiti dalykai, kurie galbūt netokie ginčytini. Tiekimo grandinių atsparumas, energetikos saugumas, žaliasis perėjimas, prekyba per Šiaurės jūrą. Tuo tarpu Vokietija ypač nori, kad Jungtinė karalystė sukurtų arba gražintų kažkokią jaunimo mobilumo programą, kad vokiečiai arba europiečiai galėtų jaunimas gyventi, dirbti Jungtinėje karalystėje ir galbūt grįžti prie Erasmuso studijų mainų programos. Kiras Starmeris ir jo vyriausybė labai griežtai sako, ne, mes ir šiandien mes nekalbame nei apie grįžimą prie bendrosios rinkos, nei apie grįžimą prie muitų sąjungos, nei apie grįžimą prie mobilumo. Kitaip sakant, yra labai aiškios ribos. Na ir vėlgi, kaip sakau, tuomet čia į pagrindinį pirmą planą iškyla saugumo gynybos klausimai, kaip minėjau, Liepos mėnesį buvo pasirašyta preliminari deklaracija, irgi jau gynybos ministras, kaip ir užsienio reikalų, taip ir gynybos ministrai pirmųjų vizitų atvyko į Vokietiją ir pasirašė susitarimą, tokį neturintį didelio precedento susitarimą tarp dviejų NATO valstybių bendradarbiauti gynybos srityje. Šiandien minima, kad ta jau naujoji tarp valstybinė sutartis gali apimti net brandolinių raketų tyrimo bendrus kažkokius projektus. Tai yra Vokietijai turinčiai tą brandolinį tabų yra labai didžiulis dalykas.
Ir, matyt, kad gynyba, nors, aišku, Britanija yra jūrinė valstybė, Vokietija yra sausumos ir visai kitokie pajėgumai, kitokie poreikiai, vis dėlto gali būti ta šerdis, per kurią galbūt Britanija grįš ir pats Kiras Starmeris iškart po rinkimų pasakė, kad Europos saugumas mūsų vyriausybė yra pats didžiausias prioritetas, pajėgos Estijoje ir panašus dalykai, dėl to matyt į tai, ko gero, ir kryps visų dėmesys. Dėkoju tau, Vykintai, už apžvalgą. Mes temą apie galių pasiskirstimą tam tikrą Europoje pratęsime dabar su LRT bendradarbiu Lenkijoje, Laurynu Vaičiūnu. Sveikas, Laurynai. Labadiena. Kalbėjome apie tam tikrą pasiskirstimą ir prioritetus Vokietijos, Jungtinės karalystės ir, žinoma, Prancūzijos šalia esančios šiame kontekste. Kokį Lenkijos vaidmenį matai, kalbant apie Europai svarbius klausimus, su Donaldu Tusku priešakyje? Jeigu kalbėtume gal tęsiant gynybos temą, tai Lenkijos ambicijos tikrai yra labai garsios ir suprantamos. Deklaruojami 4% bendrojo vidaus produkto gynybai, tai tikrai yra daugiausia Europoje. Programa, kurią Lenkija įgyvendina, būtent ginkluotės modernizavimo, tikrai yra labai ambicinga ir neslebiama, kad jeigu pavyktų, čia žinoma yra ambicingi planai, sukurti 300 000 karių armiją, tai galbūt jinai galėtų būti ir kiek mažesnė, tai ginkluotosios pajėgos, tai tikrai būtų svarbiausia sausumos jėga Europoje ir tai yra labai didelė aiški deklaracija, kurią palaiko ir nauja Lenkijos vyriausybė, Donaldo Tusko vadovaujama vyriausybė, tęsianti politiką, kurią sukūrė konservatyvi Teisės ir teisingumo partija. Taip kad čia matome tęstinumas. Tai jeigu kalbame apie gynybos klausimus, o apie politinius klausimus, Lenkija atrodo, kad jaučia Europoje susidariusi savotišką galios vakuumą, lyderystės vakuumą ir Donaldas Tuskas nėra toks žmogus, kuris apie tai atvirai šneka, kad tai pabrėžia, kad yra toks vakuumas, kurį reikėtų užpildyti, bet jeigu pasižiūrėtume į realiai situaciją, apie ką buvo užsiminta, kad Olafo Šolco pozicija Vokietijoje tikrai yra nestipri, kovos koalicijoje ir panašiai. Iš kitos pusės ir Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono pozicija po birželį įvykusių rinkimų tik dar susilpnėjo, taip kad Lenkija tikrai turėdama didelę patirtį ir lyderį, kuris tikrai yra pagarsėjęs Europoje, vadovavęs Europos Sąjungai, Europos stipriausiai politiniai jėgai, taip pat stiprus užsienio reikalų ministras, Lenkija natūraliai žengia ir galima tikėti, kad imsis lyderystės arba ir lyderiauja dabar tiesiog atvirai ir garsiai apie tai nekalbėdama. Kaip dėl lyderystės, kalbant apie Lenkijos paramą Ukrainai, nes Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Lenkija turėtų teikti daugiau paramos Ukrainai, kad pastaruoju metu Lenkijos vyriausybės pagalba Ukrainos gynybos poreikiams sumažėjo. Kuo tai galima aiškinti? Reikėtų turbūt patikslinti, ką Volodymyras Zelenskis turėjo galvoje ir kalbam apie būtent naikintuvus, kad Lenkija dar turi senų sovietinės gamybos naikintuvų MiG. Ir kalbama, kad jų yra 14, dar jeigu pridėtume su naikintuvus, tai dar senesnės generacijos, tai iš vis Lenkija turi apie 30 dar šitų naikintuvų. Galima taip spėlioti, kad tai yra skaičius, nežinoma tiksliai, nes tiksliai nežinoma, kiek jų yra iš tų likučių, kurie dar liko neperduoti Ukrainai, kiek dar jų yra Lenkijoje. Tai kalbama būtent apie šitos naikintuvus. Ir Lenkijos vyriausybė, Donaldas Tuskas, užsiminė, kad žinoma būtų galima kalbėti apie jų perdavimą, jeigu kiti NATO sąjungininkai sutiktų Lenkijai užpildyti atsiradusias spragas. Taip, Lenkija yra užsakiusi labai daug naikintuvų F-35, taip pat korėjietiškų naikintuvų FA-50, bet kol jie nebus pristatyti, Lenkija tikrai nėra pasirengusi rizikuoti, atiduoda net ir tuos likutinius užsilikusius sovietinius naikintuvus. Tai kalbam apie tai. Žinoma, dėl paramos Lenkijos vyriausybės pozicija bendrai yra tokia, ir tai buvo kalbama apie tai buvo kalbama per rinkimus, kad Lenkija darys viską, išnaudos savo politinę padėtį vakarų pasaulyje, tam, kad mobilizuotų paramą viso vakarų pasaulio Ukrainai ir nekalbėjo tiek Donaldas Tuskas, tiek Radoslavas Šikorskis nekalbėjo, kad tie pinigai bus skirti tiesiogiai iš Lenkijos biudžeto, nes Lenkija tiesiog tokių pinigų neturi, o ir kaip žinome, karinis Lenkijos arsenalas, apie ką užsimena tas pats Volodymyras Zelenskis, yra tikrai ištuštėjęs, nes jo labai didžiulė dalis buvo perduota Ukrainai.
Dar pratęsiant tai, ką Zelenskis pasisakė, pranešta, kad Kyjivas su Lenkijos valdžios institucijoms tarėsi dėl galimybės Lenkams numušinėti Rusijos raketas ir dronus virš vakarų Ukrainos teritorijos, bet Zelenskis sako, Lenkija, kaip suprantu, baiminasi, ar nebus palikta viena su šiuo sprendimu, jei leistų tai. Yra Lenkijoje baimės dėl tokio sprendimo ir čia tokio prisijėmimo kažkokios lyderystės viename iš klausimų? Dėl lyderystės, tai ką Lenkijos politikai yra oficiali valdžia sako, tai sprendimas yra ne Lenkijos vienos, Lenkija negali to priimti, tai yra sprendimas viso NATO lygių. Ir bet koks sprendimas šiuo klausimu turi būti priimtas NATO lygių, suprantant, kad jeigu būtų kažkokia reakcija iš Rusijos pusės, kad visas NATO stovi solidariai už Lenkijos pečių. Kitas dalykas, kas atlygintų, jeigu būtų patirti nuostoliai dėl priešraketinės gynybos veikimo. Tai pavyzdžiui, jeigu Lenkijos priešraketinės gynybos sistemos numuštų rusiškas raketas virš Ukrainos ir liekanos tų raketų sužeistų Ukrainos piliečius arba ukrainiečių turtą. Kaip būtų už tai atlyginama ir kokios būtų sąlygos. Taip kad tai yra labai svarbus dalykas, apie tai Lenkijoje yra daug kalbama. Ypač kalbama po to, kai prieš porą dienų į Lenkijos oro erdvę įskriejo rusiškas neatpažintas objektas, kaip spėliojama, dronas. Tai tikrai yra jautri tema ir apie tai yra daug kalbama ir matoma, kad Lenkijos visuomenėje vis daugėja balsų, kurie sako, kad jau nebegalime ilgiau laukti, reikia numušinėti ir siūsti aiškų signalą Rusijai, taip pat ir Lenkijos, iš vienos pusės Rusijai, tai priešo, iš kitos pusės Lenkijos visuomeniai, kad Lenkija yra pasirengusi ginti savo oro erdvę, o prie progos galbūt ir gintų Ukrainos oro erdvę. Dėkoju, Laurynai, už tavo įžvalgas ir pateikimą iš Lenkijos pusės, kaipgi matomi įvykiai, o čia eterija trumpa pertrauka, po kurios domėsimės, kokia padėtis su bendrabučiais visoje šalyje, ką siūlo šalies universitetai. Mokslo metai jau ant nosies, pasirengimas, tikiu, įsibėgėjęs arba jau ir pasibaigęs ir viskas supirkta, bet kas kvaršina daugam galvas, tiem, kas ketina pradėti studijuoti, kaip čia bus viskas su bendrabučiais, tiek apie jų būklę, tiek apie kainas kalbant, ir portalo LRT LT žurnalistai palygino skirtingus šalies universitetus, ką jie siūlo, ir dabar tuos rezultatus apžvelgsime su LRT LT portalo žurnalistu Robertu Maciumi. Sveikas. Labadiena. Tai pradėkime nuo kainų. Tikrai visiems aktualus klausimas. Stipriai skiriasi vienų ir kitų universitetų kainos, bendrabučių, kambarių ir pats pasiskirstimas? Galima pastebėti, kad kainos yra gana įvairios. Pavyzdžiui, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas siūlo nuomos kainą bendrabučio kambaryje nuo 38 eurų, Vilniaus universitetas taiko kainą nuo 55 eurų, Vilnius Tech galima pastebėti, kad kaina yra kiek didesnė, nuo 80 eurų, Kauno technologijos universitete ir Vytauto didžiojo universitete kaina svyruoja maždaug nuo 70 eurų per mėnesį, Klaipėdoje nuo 66 eurų sename pastate ir renovuotame naujame pastate nuo 105 eurų. Na, o Vilniuje Mykolo Romerio universitete tai kaina irgi svyruoja nuo 100 eurų, bet įdomu pastebėti yra tai, kad kainų lubos vis tiek siekia iki 250 eurų renovuotame kambaryje ir renovuotame pastate. Tai galima palyginti, kad už tokią kainą studentas Vilniuje ko gero negalės nuomotis vieno kambario buto, bet gali pagalvoti apie vieną kambarį didesnėme bute. Aišku, svarbus aspektas yra tas, kad šiuo atveju universitetuose ir jų bendrabučiuose studentai dažniausiai jau nemoka komunalinių įmokų, o bute tai tenka suskaičiuoti, sudėti ir atidėti papildomą pinigų sumą. Čia gal dar priklauso ir ar studentas nori, pavyzdžiui, vienas gyventi kuriame nors kambaryje, ar dalinti su kitais kambariokais, čia irgi kaina. Tikrai taip, svyruoja tos kainos ir, pavyzdžiui, įdomus aspektas yra tas, kad Mykolo Romerio universitetas taiko tokią labai lanksčią sistemą, studentai patys gali pasirinkti, kokio dydžio kambaryje nori gyventi, ir įdomus aspektas yra tas, kad dažniausiai ir greičiausiai studentai išgraibsto būtent tuos kambarius, kur jie gali gyventi vieni ir turi, pavyzdžiui, savo individualų sanitarinį mazgą ir tokiu atveju sumoka 250 eurų.
Ar visiems norintiems apskritai užtenka vietos bendrabučiuose? Ne visur. Įdomus aspektas yra tas, kad Lietuvos sveikatos mokslų universitetas šiemet priėmė visų studentų prašymus, kurie norėjo apsigyventi bendrabutyje. Mykolo Romerio universitetas irgi priėmė visus. Vilnius Tech ir Vilnius universitetas priima maždaug 95 procentų studentų. Tas procentas sviruoja, nes pavyzdžiui, dalis studentų, kurie gyvena Vilniuje, irgi nori bendrabutyje gauti vietą, bet kai kada jie šiek tiek vėliau, rudens eigoje arba žiemą gali tą vietą gauti. Pavyzdžiui, Klaipėdoje šiek tiek jau mažesnis procentas yra studentų, kurie gauna bendrabutį, tai siekia tik apie 70 procentų. O Kauno technologijos universitetas jau sako, kad tik 31 procentą studentų priima, o įdomus aspektas apie Vytauto didžiojo universitetą, kad jie skatina labai greitai gripstyti tuos kambarius. Iš esmės, jeigu pirmakursis gavo pasiūlymą sudaryti sutartį, studijuoti jų universitete, iš karto jis turėtų teikti prašymą dėl bendrabučio ir tokiu atveju didėja tikimybė, kad jis gaus vietą bendrabutyje. Kalbėdamas irgi pamini, kad kai kurie renovuoti kambariai, gal patys bendrabučiai, tai matyti jie gal ir patrauklesni studentams. Kokia bendrabučių skirtingose universitetuose būklė? Iš esmės, visi universitetai, kuriuos aš kalbinau, sako, kad mes esame linkę renovuoti, stengiamės ir kambarius kuopiame, ir vidų tvarkome. Tai pavyzdžiui, Vilnius Tech sako, kad turi šiuo metu 4 renovuotus bendrabučius. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas teigia, kad šiuo metu atlieka dalinę renovaciją 2 bendrabučiuose. Vilniaus universitetas irgi sako, kad pagal galimybės atlieka tvarkymus kambarių ir pastatų. Šiuo metu yra planuojamas ir naujas bendrabučių kompleksas. Kauno technologijos universitetas praeitais metais atidarė naują modernizuotą, vieną iš 12 aukštų bendrabučių. Vytauto didžiojo universitetas irgi sako, kad šiuo metu renovuoja 2 bendrabučius. Klaipėdos universitetas pagal galimybės renovuoja, bet irgi sako, kad planuoja naują pastatą. O Mykolo Romerio universitetas, dalį studentų prašė priimti į kitų ugdymo įstaigų bendrabučius, nes irgi atlieka tam tikrus renovacijos darbus ir dėl to, ne visi studentai gali ten šiuo metu apsistoti. Tai universitetai nori pasidžiaugti tais renovuojamais pastatais, bet matyti išlieka ir tie nerenovuojami. Aišku, kokia jų būklė, nes šie studentai tikriausiai arba būsimieji studentai turėtų ir daug priekaištų. Taip, iš tiesų dalis universitetų bendrabučių nėra tokie patrauklus, kaip kartais atrodo išorėje. Sakykime, viduje gali būti ir nuteptos kriauklės ar klozetai, ar, sakykime, kiliminė danga sutrūkinėjusi. Tai tokiu atveju studentai pasirenka keletą variantų, arba priimti šį iššūkį ir pratintis, arba tvarkyti patiems, arba galų gale rugsėjo pradžioje ima ieškoti to naujo buto, kitokio būsto Vilniuje ir dėl to ta nuomos rinka truputėlį irgi susviruoja ir tenka jau rinktis tik iš tų variantų, kurie yra, likę rinkoje. Ir kaina tuo metu būna šiek tiek paaugėjusi. Dėkui tau, Robertai, už apžvalgą. Kas susidomėjo šią temą ir nori daugiau apie ją sužinoti, tai kviečiame apsilankyti portale LRT.lt. Ten rasite visą straipsnį ir nuotraukų iš skirtingų universitetų. O toliau laidoje nusikelsime į Lazdijus. Lazdijų rajono Stebulių ateities bendruomenė ne tik aktyviai leidžia laiką ar gražina aplinką, bet štai ir pradėjo kaupti maisto atsargas. Bendruomenės namuose, kaip patys vadina, atidarė maisto banką. Kaupia atsargas bendriems susibūrimams, remia specialiąją mokyklą. Šioje bendruomenėje apsilankė ir jos veikla domėjosi kolegė Rūta Ribačiauskienė. Labadiena Lietuva. Vietos bendruomenės išties turi įvairiausių planų, įvairiausių idėjų ir netgi kartais tokių beprotiškų idėjų. Apie vieną tokią šiandien ir pasikalbėsime. Esame Stebuliuose, kur šiandien talka vyksta aplink Stebulių ateities bendruomenės namus. O šalia manęs yra Rita Sabestinienė. Ji yra Stebulių ateities bendruomenės narė, idėjų generatorė, įvairiausių planų išpildytoja. Taigi, pradėjot kaupti maisto atsargas. Kas čia dabar per jūsų idėją ir kam to reikia? Mūsų bendruomenė turi tokius gražius namus ir mes sakom, kad kiekvienas bendruomenės narys turi turėti kaip savo antrus namus, kuriuose būtų visko. Kaip mes sakom, nuo maisto iki prausimosi, iki kokių relaksacinių, suprantat, kokių tai poilsio ar sveikatingumo dalykų.
iki skalbimo ir džiovinimo drabužių. Šituose namuose praktiškai bus viskas. Maistas tai yra tik pradžia. Mes jau turim šaldytuvą, mes jau turim indaplovę, mes turim sukaupę labai daug indų, dabar gaminame spintas. Ir maistas vienas iš to, kad mes visada ir svečių turim, ir patys sueinam. Kiti bendruomenės nariai, moterys, tokios labai jos išmanančios šitus receptus, tai gamina įvairiausias mišrainės. Žinoma, uogienės irgi įdomesnės kokias, tai aš pati abrikosų dariau uogienę, irgi kitokią negu visos jau. Net yra ir vyno kokio nors, pavyzdžiui, vynuogių vyno. Yra visokių ir tų pačių pomidorų, ir mažučių, ir paprikos, ir agurkų. Mes renkam kiaušinius, surinkam kiaušinių tokią, kaip sakom, dozę, atiduodam tą skaičių, kur pas mus kepa bendruomeniai vienas žmogus, bendruomenės narys šakočius, atiduodam jam kiaušinius ir jau mum kiaušiniai nekainuoja, mum iškeptas šakotis. Ir šiuo metu šakotį turim mūsų banke. Paramą teiksime Simno specialiai mokyklai vaikučiams. Tai jau ne pirmi metai, aš uogienės gamindavau ir ten vienas mūsų bendruomenės narys, Arūnas, jis kepa blynus ir su aviečių uogienė labai skaniai pagamina. Tai tikrai šitą žinom, plus mes norim ir turėti čia ir arbatų, gal net vaistų. Kaip sakiau, kad bendruomenės namuose kiekvienas bendruomenės narys arba ir žinantis, kad mes tuo užsiimam, galėtų gauti pagalbą. Sakau, gal ir net naktį kokių vaistų turiu galvon, ar nuo gripo. Tų elementarių, kuriuos visi turim turėti namuose, bet kartais pritrūksti. Tai ir arbatų, ir mėlynių uogienė, tai kokio nuo viduriavimo, ar šitą aviečių nuo peršalimų. Tai visų šitų dalykų bus ir bendruomenės nariai, ir sakau, kas norės, galės kreiptis, mes pabandysime padėti visais klausimais. Rita, ar galėtų tikėtis paramos jūsų bendruomenėje gyvenantis vieniši asmenys, negalią turintys, jeigu staiga atsitinka bėda ir tiesiog pritrūksta tam tikrų produktų? Ko gero ir ryžius dar kaupsit, ir miltus? Mes jau ir turim, jau šiuo metu turim grikių, dar ryžių neturim, bet grikių jau tikrai turim, net speltos miltų turim ir tikrai taip, jau jeigu žmogui tokia bėda visada, mes net nežinom, kas ateityje, bet kokiom ekstremalioms sąlygoms visada turėsim. Mes jau šiuo metu, sakom, turim tiek maisto, kad jau mes nesuvalgytum nei per vieną dieną, nei per... jau yra gerai. Dabar dar klausimas, aišku, Ukraina, iš tikrųjų ten didelės problemos. Tikėtina, kad tokią mintį irgi brandinat, jeigu atsitiktų kas nors, turėtume tam tikrą maisto banką savo bendruomeniai. Tikrai taip. Aš ir sakau, mes net nežinom, o kas žino, gal gyvenime, gal kokioj bėdoj, gal mes turėsim būti čia visi. Gal visi kartu, žiūrint, kokia bus situacija. Ir svarbiausia, kad mes ir vandens turim, ir cukraus, ir druskos, ir turim visokių ten pagardų, sakykime, su bulvėm pasibarstyti, kad būtų skaniau. Jau visokių ten idėjų turim ir praktiškai maisto turėti ir maisto, ir tų negendančių produktų, konservų, tai tikrai tas viskas yra daroma ir ruošiamės ir turėsim. Ir kad jo būtų pastoviai. Visada, kad mums nereikėtų kiekvienas į kateinę ir jau nešiesi. Mes čia viską turėsim. Žodžiu, kaupėt atsargas. Tikrai kaupiam atsargas ir aš kaip sakau, geruose namuose turi visko būti. Ir turi būti į priekį. Ir plus kaip tie marinatai, tai kiekvienasgi namuose gaminam ir kodėlgi nepagaminti ir savo draugui, bičiuliui, ar kažkam pagelbėti, ar vaikučiam, kuriems būtent, labai padarom didelę šventę. Uogienė atrodo, bet su blynais jinai tokia skanu ir vaikai džiaugiasi ir ploja ir mus pažįsta jau. Tai va.
Ir labai trumpai esat labai aktyvi bendruomenė. Taip, mūsų bendruomenė yra labai aktyvi. Aš net kartais sakau, tai ką, hebra, mes gal Lietuvoje aktyviausiai, šiaip visi paploja, pritarė, girtis nenorim, bet norim, kad ir pavyzdį parodyti kam, kad taip galima. Nu, mes tik sekmadienį grįžom iš kelionės visi nuo pajūrio, bet va šiandien trečiadienis mes jau talkavojam aplink bendruomenės namus ir ruošiamės savaitgaliui didžiuliam renginiui šito viso parko atidarimui. Tai labai stipri, aktyvi bendruomenė irgi sako, kaip pabaigsim renginius, ką darysim. O tada sakom, kai ateis žiema, kasim sniegą, svarbu susirinkti ir svarbu visiems, sykiu, pasišnekučiuot, padainuot. Laukia gražūs žiemos vakarai. Ačiū. Tai buvo Rita Sabestinienė. Ji yra Lazdijų rajono Stebulių ateities bendruomenės viena aktyviausių narių. Kaip ir sakiau, idėjų autorė, įvairių planų išpildytoja. Išties bendruomenė šiandien triūsia, dirba, tvarko aplinką ir, kaip sakė, kaupia atsargas visiems gyvenimo atvejams. Tęsime labą dieną ir visai netrukus kelsimės į Paryžių, kur jau šiandien įvyks paralimpinių žaidynių atidarimas. Šias žaidynės priminsiu, kad transliuos LRT, bet prieš tai dar kviečiu susipažinti su viena pašnekove, tai yra Dalia Kalinauskienė, kur yra buities analitikė ir ji patars, ką daryti, kad namai netaptų daiktų sandėliu ir kokius tvarius sprendimus ji pati įgyvendino savo spintoje. Čia yra chrestomatinis pavyzdys, kuris turi dvi funkcijas. Viena, kad tiksliai žinai, kiek puodelių tau reikia ir daugiau nereikia, kad ir kokius gražius parduotuvėje rastum. O antras, daug maloniau viską sudėti į vietas. Ir vaikams labai patinka šitas žaidimas. Stalčiuje patiesta apsauginė plėvelė, ant jos sužymėti pliusai, nurodantis kiekvieno puodelio vietą. Tai vienas iš pirmo žvilgsnio paprastų, bet saugančių nuo daiktų perteklių sprendimų dizainerių Dalios ir Naurio Kalinauskų namuose. Prieš 8 metus pradėjusi analizuoti, kaip įsirengti namus, kad buitis nežudytų meilės, Dalia įvardyja siekiamybę. Kiekvienas daiktas turi turėti savo vietą, o jam neišvengiamai reikės skirti laiko. Jeigu ateina pas tave svečias nakvoti, jis turi turėti lovą. Viskas. Čia paprasta kaip 2x2. Bet žmonėms taip netrodo. Jie parduotuvėje įsimyli tą gražiai išdėliotų daiktų krūvelę ir galvoja, kad visą tą jausmą parsineš namo. Parsineša, nėra kur kišti, gal ten, gal ten, gal ten. Ir mes iš daiktą iš labai gražios vitrinos į sandėlį. Kad namai netaptų sandėliu, reikia netikėti, kad daugiau yra geriau, sako buities analitikė ir kviečia savose namuose paieškoti santykio su kiekvienu daiktu. Aš kiekvieną atsivesdama daiktą į savo namus, jam pažadu būti su juo kažkurį laiką. Arba kitu atveju aš jį apgaunu. Jeigu aš tave nusipirkau, čia tik pradžia mūsų santykių. Mes kažką kartu veiksime. Ar tu būsi kombainas, kuris gamins virtinukus, ar tu būsi šluota, kuri šluos namus, pati nieko nedaro. Net elektrinis siurblys, tas automatinis reikalauja mūsų intervencijos, pagalbos, jam jį reikia pakeisti, pavalyti, pripilti vandens, vis tiek jį reikia prižiūrėti. Tai ar aš pasirašau ir noriu atiduoti tau savo laiką. Ir kai per laiko prizmę pradedi žiūrėti į aplinką, tu supranti, kad tu turi labai mažai laiko iš viso daiktam, kurie yra su tavim, nes yra milijonai kitų dalykų. Mes dažnai meilės trūkumą bandome užkišti pirkiniais. Čia yra baisiausias dalykas. Mes galvojam, kad turėdami daugiau mes būsim vertingesni. Yra labai geras japonų posakis, kad aš valgau ne dėl to, kad mano skrandis alkanas, o dėl to, kad mano burna vieniša. Tu bandai užkišti kitą tuštumą ir apgauti save. Taip neveikia, aš jums galiu pasakyti. Tarsi, jums tiesiog reikės didesnio atlyginimo, nes jums reikės tada dar daugiau daiktų. Tada jūs pyksite, kad jūs turite per daug, tada jūs juos pradėsite rūšiuoti. Jūs pirkti daiktam pradėsite pirkti daiktus, kad sudėti daiktus, nes jums reikės daiktadėžių. Dalia primena posakį, jei gali nusipirkti, vadinasi tai pigu.
Jeigu jau jūs nesusitvarkat su noru nepirkti, nusiperkat, pajaučiat didybę, galę, pirkit brangiausią kokį gali, už visą atlyginimą nusipirkit. Po savaitės grąžinsit, viskas gerai, pabūkit su to daiktu, pasijauskit, kad jis jums atidavė tą energiją, kad jūs galite jį turėti ir jūs suprasite. Čia labai įdomus dalykas. Kai jūs tik pajausite, kad jūs viską galite nusipirkti, jums to daikto nebereikės, nes tą jis ir patenkins jūsų norą, kad jūs vis dar jautėte nepriteklių nenupirkti. Kalinauskai analizuodami buitį pakeitė 9 būstus, nuo milžiniško buto iki 12 kvadratinių metrų lofto. Bet tirdami, kaip būsto plotas lemia laimės jausmą, padarė išvadą, tai nesusiję, o namai gali būti ir per dideli. Ypač jei juose yra vietų, kuriuose net nebūnama, o jos tik valomos. Galbūt jos atsirado tik norint būsto kaip iš paveiksliuko ar didesnio nei pas kaimyną, o neįsivardijus tikrųjų poreikių. Kai tu pradedi projektuoti namus nesiekdamas malonumo tos akimirkos, o džiaugsmo ilgalaikio, tada tu pradedi domėtis savo šeimos narių pomėgiais, tada tu pradedi vizualizuoti, kas ten vyks. Mes ten, mano vyras, pavyzdžiui, labai daug gamina šiaip rankomis, pjauna, gręžia, dažo, lakuoja, dėl to reikia lofto, turi būti būtinai atskiras kambarys įrankiams. Bet taip yra. Ir kai tu pažįsti, dėl ko tai yra ir kokį džiaugsmą tai teikia, žinokit, tu jų tampi nenugalimas. Niekas neateis pas tave ir nepasakys, čia negražu. Grožiui ir laimiai nereikia ir didelės spintos, sako Dalia. Ieškodama tvarių ir neapkraunančių sprendimų buityje, ji pasirinko vieną drabužių spalvą – juodą. Mano vyras kaip gaminasi šortus. Jisai nusikerpa kelnes, kurias sunešiojo, ir jis nešioja šortus tiek laiko, kad jie nublunka ir jis jos nusidažo ir toliau nešioja. Va čia yra tikra. Ir jam nereikia, ta prasme, pirkti, jau biškį panaudoto, nes jis geriau jaučiasi. Jam užtenka to, kurį jis turi. Dėl to nereikia nei pirmos parduotuvės, nei antrų rankų parduotuvės, nei trečių rankų parduotuvės. Nieko nebereikia. Tu tiesiog gyveni su savo šortais tiek, kol jie gyvena. Sprendimą Dalia rado ir sūnaus Martino drabužiams. Sako, jai daug svarbesnė vaiko patirtis, nei išsaugoti nesuplyšę ar nesutepti drabužiai. Mes turėjom lipnę juostą. Rūbams specialiai yra tokia plevelė, kur lipdukus čia klijuoja. Nusperki visą, be jokios grafikos, tada jis pats išsikarpo formytės ir mes su lygintuvu užlyginam dėmes ir skylės. Ir tai jis pats sukūrė savo grafiką ant drabužėlio ir tą drabužį jis gali naudoti ir jam nereikia taip, greitai išėjai, naujo. Ir aišku, šortus gaminam. Ir iš ilgų, nes sezonai pas mus yra, tai kadangi auga vaikai labai greitai, tai visas žieminis sezonas būna nukerpamos rankovės ir kelnių kiškos. Ir tada jisai turi šortų ir trumpom rankojam maikučių. Ir jūs nepatikėsite, galiu tikrai garantuoti iš didelės labai patirties, užsiūti nieko nereikia. Nukerpi ir neįra. Tuo, kad daiktų pagaminta begalė ir vertingų galima rasti ne tik parduotuvėse, Kalinauskai įsitikino pernai Palangoje įrengę namą vien iš antrų rankų įsigytų arba išmestų baldų bei daiktų. Visus juos rado per mėnesį. Tai įsivaizduokit, ką žemė galvoja apie mus, jeigu per mėnesį galima įrengti butą iš daiktų, kurie yra ne parduotuvėse. Tai kokie yra daiktų kiekiai pas mus? Šiaip tai mums turėtų būti gėda, nes daiktų yra daugiau negu mūsų. Toliau laidoje keliamės tiesiogiai į Paryžių, kur jau šį vakarą prasidės paralimpinės žaidynės tarp viso pasaulio sportininkų. Čia Lietuvai atstovaus ir 9 Lietuvos atstovai. Ir apie tai kalbame su Paryžiuje šiuo metu dirbančiu LRT sporto žurnalistu Ramūnu Grumbinu. Tai sveikas Ramūnai, Paryžiaus gatvėse esi, kaip pats miestas atrodo, matosi, kad jau netrukus prasidės paralimpiada. Taip, Paryžiaus gatvėse priklausomai kur būsi. Vos už kelių šimtų metrų nuo čia jau prasideda arena Marso laukų, ten dziudo varžybos vyks, ten policijos daugiau, šiek tiek pajudėjus į šalį, kur aš dabar esu, policijos jau mažiau, bet ant ženklų matome čia virš autobusuko yra paralimpinių ženklų, iš tikrųjų mieste turbūt organizatoriai olimpinių žaidynių pasielgė paprasčiausiai, perkabino plakatus ir daugelį vietų jau yra paralimpinių žaidynių simbolika. Šiek tiek olimpinės simbolikos yra, pavyzdžiui, Eifelio bokštas vis dar su 5 olimpiniais žiedais, bet štai Triumfo arka jau pasipuošusi paralimpinė simbolika. Taigi mieste juntama labai
šalia arenų, šalia Eliziejaus laukų ir žmonių daugiau ir tikrai daug matau policijos ir įdomiai jie vaikšto su automatais ir po 4 ir gan dažnai jų matyti. Ryte anksčiau buvau atsikėlęs, tai praktiškai daugiausia mačiau arba bėgikus, arba policininkus. Juntama. Aišku, paralimpinės žaidynės neturi masto tokio kaip olimpinės, bet jau girdėti, kad kai kuriuose varžybos ir 90% bilietų išparduota, bendrai paėmus apie 70% bilietų parduota. Ir šį kartą didžioji dalis žiūrovų arenose bus prancūzai, užsieniečių bus mažiau nei 5%. Juntama mieste, kad jau šį vakarą paralimpinių žaidynių atidarimas. Netrukus apie atidarimą įsamiau pakalbėsime, bet dar įdomu ir tai, kad paralimpinėme pačiame kaimelyje apsilankei, kur jau sportininkai gyvens ir ruošias varžyboms. Kokios jų nuotaikos? Nuotaikos geros, sportininkų čia šiuo metu keletas, olimpinėme kaimelėje buvo 3, Gabrielė Čepavičiūtė plaukikė, jos kolega plaukimo takeliuose Edgaras Matakas, taip pat ir lengvaatletis Donatas Dundzys. Puikios nuotaikos, jokių skundų, jokių kažkokių blogų pastabų, visi kaupėsi startams, vieni labai susikaupę, pavyzdžiui, kaip Edgaras Matakas, kiti labai atsipūtę, kai Donatas Dundzys daug juokėsi, krečia šposus. Gabrielė Čepavičiūtė, žaidynių debiutantė, ji ir susikaupus, bet ir labai smagiai nusiteikus, jaučia galbūt jaudulį, bet tą jaudulį nori nukreipti teisingą linkmę ir visi mūsų sportininkai kalba, kad jiems svarbiausia ne varžovų skaičių kažkokį nusimatyti aplenkti, svarbiausia yra pasiekti geriausią asmeninį rezultatą ir tada jau žiūrėti, kokia vieta bus. Jeigu bus asmeniniai rezultatai, tikrai bus ir aukštos vietos. Taigi nuotaikos puikios ir 2 iš mūsiškių šiandien matysime atidarimo ceremonijoje. Donatas Dundzys ir Gabrielė Čepavičiūtė neš mūsų trispalvę. Dar daugiau apie pačią atidarimo ceremoniją ir žiūrovams priminsiu, kad 21 valandą ji prasidės ir bus transliuojama per LRT televiziją. Ką čia dar bus galima išvysti? Atidarimo ceremonijos informacijos nėra daug, viešoje vietoje praktiškai jos vos yra. Mes, žurnalistai, žinome daugiau, su mumis pasidalinama, bet ta informacija dalinamasi su užrašu konfidencialu. Taigi tikrai visko atskleisti negaliu, bet manau, kad taip netgi ir geriau, kai paslaptis laikoma kuo ilgiau. Tik tai aišku, to nereikia slėpti, kad žaidynės yra jų atidarimas skirta ir sportininkams, ir mums visiems. Dar kartą priminti, kad didelė dalis žmonijos turi įvairių negalių. 15%, kai pagalvoji, tai praktiškai kas 6 žmogus turi negalę vienokią ar kitokią ir kartais negalių neturinti žmonės galvoja, kad jų mažai, jie kažkur kitur, bet iš tikrųjų jie yra tarp mūsų. Paryžiuje tikrai labai daug jų matyti. Ir paralimpinėme kaimelyje, nuostabu, kaip puikiai žmonės bendrauja, juokiasi, nors turi tam tikrų negalių, kurios netrukdo jiems gyventi. Ir žaidynių atidarimo ceremonijos misija yra ta, kad padėti mums visiems dar kartą suprasti, kad nereikia neįgaliųjų ar gailėti ar nepastebėti, reikia tiesiog su jais gyventi, dalintis emocijom, pastebėti juos ir tai tam vienokia ir kitokia negalia nieko nekeičia. Žmogus gali puikiai gyventi ir mes vis vien tai daryti galime vieni kitiems padėti. Tokia galbūt pagrindinė žinia, bet kaip ją pateiks organizatoriai, kokios bus muzikos, šokiai, pasirodymai, tai yra konfidencialu, paslaptinga ir būtent dėl to, kad žiūrovai galėtų kuo labiau mėgautis, nes prancūzai tokias ceremonijas rengti tikrai moka. Ne tik pačią ceremoniją, bet ir vėliau pačias žaidynės LRT taip pat transliuos. Ramūnai, gal irgi tokį paveikslą nupieškim, kokių sporto šakų čia bus paralimpiadoje ir į ką ir iš lietuvių atkreipti dėmesį. Žinoma, palaikysime visus 9 sportininkus, bet gal čia irgi yra žiūrovams toks priminimas, ką pirmiausia bus galima stebėti.
Na, tikrai nenorėčiau lietuvių išskirti ir paralimpinio komiteto vadovas Mindaugas Bilius minėjo, kad visi turi galimybių, jeigu gerins asmeninius rekordus. Aišku, mes turime 2 olimpinius prizininkus, Osvaldą Bareikį ir Edgarą Mataką, taigi, na, jie jau turi tų titulų. Daugelis ir kitų mūsų sportininkų turi Europos čempionatuose, pasaulio apdovanojimų. Taigi palaikykime visus Lietuvos, o LRT ne tik lietuvių startų transliuos, stengsimės kuo daugiau varžybų parodyti. Per televiziją tai bus LRT Plus kanalas, bet jį visko nesutalpinsime ir, na, džiugu, kad pasitikrinus tam tikrus techninius iššūkius paaiškėjo, kad LRT gali daugiau priimti transliacijų, todėl LRT LT portalas Mediateka siūlys dar daugiau žinių, transliacijų iš Paryžiaus paralimpinių žaidynių, taigi kuo daugiau galima bus pažinti su sporto šakomis ir tą labai kviečiu padaryti, kaip jau minėjau, ne tik per LRT Plus kanalą žiniuose, bet ir portale LRT LT. Taigi, turint laisvo laiko, tikrai galima pažiūrėti, kokie nuostabūs dalykai dedasi Paryžiaus paralimpinėse arenose. Dėkoju tau, Ramūnai, už informaciją iš Paryžiaus. Iš arti įspūdžius ir kitose dienose aptarsim ir dar kartą žiūrovams primenam, kad jau šiandien 21 valandą Paralimpiados Lietuvos atstovų taip pat pasirodymas ir Paryžiaus vasaros paralimpinių žaidynių pradžia. Taigi kviečiame sekti naujienas, o dabar eteryje trumpa pertrauka, po kurios grįšim ir visai netrukus aptarsime, ar realu, kad štai balkonuose dauguma galės turėti saulės elektrinės. Po trumpos pertraukos apie tai. Tęsime laidą. Vartotojų alijansas Vilniuje atrinko bandomosius daugiabučius, kurių balkonuose bus įrengti saulės moduliai. Tikimasi, kad šis eksperimentas padės įsiaiškinti, kokios kliūtys gali atsirasti įgyvendinant tokį sprendimą. Taip pat jau įrengus modulius bus stebima, kokia jų praktinė nauda, kaip kinta, pavyzdžiui, vartotojų sąskaitos už elektrą. Kęstutis Kučinskas plačiau apie tai. Labadiena. Šiandien norėčiau pašnekėti apie vieną tokį keistą ir dar galbūt neregėtą dalyką, galbūt jisai girdėtas, bet dar neregėtas, apie saulės modulių montavimą ant balkonų. Šito sprendimo dar Lietuvoje nebuvo, tai iš ties yra didelė naujovė, o apie tai mums sutiko papasakoti Vytas Mačiulis, kuris yra Lietuvos saulės energetikos asociacijos patarėjas. Tai Vytai, sakykit, kas tai yra per naujovę? Nes mes esame įpratę tos modulius matyti paprastai ant stogų, dabar yra siūlomas sprendimas juos montuoti ant balkonų. Ką tai sprendžia? Kuo tai yra pranašesnis sprendimas? Žavus sprendimas tuo, kad labai paprasta įrengti. Jeigu vis tiek saulės elektrinė ant stogo, tai reikia konstrukciją turėti, reikia invertorių rasti vietą, reikia kabelius vedžioti, yra nemažai reikalų, kol ją įrengi. O čia yra labai paprasta, pasikabina ant balkono saulės modulį, laidą nuvedė įjungia į rozetę ir prašau, ir turi, kai saulutė šviečia, turi nemokamą elektrą. Kiek tas modulis aptarnauja tą namų ūkį, pavadinkim? Čia mes kalbam apie butą, ar gali būti ir namo kažkoks vienetas, kažkoks plotas? Tai aišku, jis nedaug sugeneruoja, todėl kad vienas. Paprastai elektrinė, kai statom ant stogo, kur reikia, pavyzdžiui, dideliam namui, tai reikia maždaug taip 20-30 modulių, o čia vieną pasistatęs, tai tu, taip sakant, viso savo poreikio nepatenkinsi, bet tokiam kukliam 2 kambarių butui, šeimai, kuri nelabai daug naudoja vasarai, gal 2 modulių ir užtektų. Tai kokius poreikius gali patenkinti tie moduliai, ką tu su jais gali nuveikti, kokius prietaisus pajungti, ką jis aptarnaut gali?
Jis taip kaip yra namuose, šaldytuvas tenais kažkokia skalbimo mašina taip toliau. Tai jis viską tą ir šviesa ir aptarnauja. Tai tik tai matot, tai čia jeigu 2 moduliai, tai bus 800 vatų. Pavyzdžiui, tai čia jau tikrai, taip sakant, daug neprigeneruosi. Bet sakau, vėlgi, žiemą, rudenį tai ne. Jie neprigeneruos, bet vasaros tokiamis kaip šiandien dienomis, tai puikiausiai aprūpins pilnai butą. Kodėl tai yra naujovė? Čia pristatoma pirmą kartą, ar tiesiog montavimo principai yra kažkas dar nematyto, ar ir pati technologija? Ne, technologija yra paprasta, čia nieko naujo nėra, bet kažkaip tai neatėjo mintis, kad galima būtų taip padaryti. Aišku, mėgėjai pasidarydavo. Mėgėjai tvarkingai pasidarydavo, bet profesionaliai paruoštų tų modulių nebuvo. Ir dar vienas dalykas, kad laisvumas Lietuvoje, teisinė bazė labai laisva pasidarė, kad nereikia leidimų, ne visoms elektrinėms, mažoms elektrinėms leidimų nereikia, tai tai yra paprasta. Aišku, čia turime architektūrinę problemą, turbūt pati pagrindinė yra architektūros problema, nes jeigu daugiabutyje pradės kiekvienas ant balkonų kabinti, vienas pasikabino, kitas nepasikabino, tai bus, turbūt nelabai gražu. Bet aš įsivaizduoju, ir čia kaip tik seminaras vyks ir diskusija su vokiečiais. Vokietijoje jau senai tas prasidėjo ir vokiečiai drąsiai kabina, tik tai taip stengiasi, kad ne gatvės pusėje, o kiemo pusėje, tai tada, taip nekrenta į akis. Ir aš manau, kad ir Lietuvoje reikėtų tai leisti, nevaržyti žmonių ir tikrai jie turėtų daug naudos ir naudos patys ir kiti pamatys. Dar vis tiek aš žiūriu ir čia kalbuosi su žmonėm, dar kažkaip neįprasta ta saulės energetika. Mums tos ryties profesionalams, tai mes jau įpratę, žinom, kad tai labai gerai, bet vartotojai dar truputį nelabai jaukiai. Tai vartotojų aljansas organizuoja, kad vartotojai būtent nebijotų tos saulės elektrinės ir matytų jos naudą. Jūs ir užsiminėt apie kaip atrodytų. Viena balkonė yra, kitam nėra. Tai ar čia reikalinga, ar gal jau ir buvo diskusija su ta pačia aplinkos ministerija, su sostinės valdžia, galbūt dar yra tų neatsakytų klausimų, kaip reikėtų daryti, kad viskas būtų tvarkoj. Taip, yra aišku diskusija. Aišku, pirmas dalykas, kai su valdžios institucijomis, tai negražu, viską čia prikabinsis, bet, kaip sakau, reikia viską su protu daryti. Ir vėlgi, ir ant stogo galima statyti net saugomose teritorijose, bet kad nesimatytų nuo gatvės. Kad jeigu nesimato nuo gatvės, ir daugelį šalių tokia yra sistema, kad turi nuo gatvės nesimatyti. Tai ir veskim tokia, kad Lietuvoje nuo gatvės, jeigu nesimato, statykite. Tai štai, galbūt neužilgo sostinėje, kitose miestuose, balkonuose jau matysime saulės modulius, nesistebėkime, tai iš tiesų panašu naudingas daiktas, o kol kas grįžtu į studiją. Dėkoju Kęstučiui ir jo pašnekovui, o dabar visus kviečiu pasigrožėti jurginais. Jurginai nuo seno puošia lietuviškus gėlių darželius, o jų mylėtojai įkuria ir ištisus sodus. Vienas tokių Panevėžio rajone, kuriame per 100 skirtingų veislių ir daugiau nei 800 jurginų daigų. Labadiena, sveikiname su jumis iš sodybos Panevėžio rajone, kuri jau iš tolo gerokai išsiskiria iš kitų. Čia pasitinka ir akį traukia daugybė spalvingų jurginų žiedų. Plačiau apie tai, apie šią ypatingą vietą papasakos įkūrėja ponia Ryta. Sveiki. Labadiena. Tai sakykite, papasakokite apie šį jurginų lauką. Kokiame plote, kokie jurginai? Jurginai įvairūs, visokių. O plotas apie 30 arų. Plotai 800 kelmų pasodinta. Tai yra įvairių. Kokios tai veislės, kokios rūšis, kokios spalvos? Žinokit, atvirai pasakius, aš nesu tokia gėlininkė. Žinau, kad jurginis, nuo babų palikimas, sena gėlė, jinai man labai graži.
pamatau, neturiu tokios spalvos, aš juos perku, dauginu. Tai va, tiek galiu pasakyti apie patį Jurgyną. Na dabar labai populiariai, ar ne, vat, įvairūs žiedai, sodybose įrengiami plotai spalvingų žiedų ir tai aišku be abejonės traukia aplinkinius, kurie atvyksta čia fotografuotis. Ar jūs tokių daug sulaukėt? Nu, lankytojų šiuo metu labai buvo nemažai, daug važiuoja žmonės ir labai smagu, kad jie džiaugiasi tom gėlėm mano pasodintom ir tada man gera. Būna, kada gražu. Aš girdėjau, kad čia lankytojai tiesiog pas jūs užsuka visai nemokamai ir jūs nepykstat, kad bet kada jie čia užsuka. Tikrai nepykstu, priimu visus, labai džiaugiuosi, kas bet važiuotų. Turim ten aukų dėžutę, bet tai ir sakau lankytojams, įmetėt, ačiū, neįmetėt, ačiū, kad atvažiavot, kad aplankėt, kad pasižiūrėjot. Tai va, gera dūšiai labai. Kaip apskritai kilo mintis įrengti va tokį spalvingų Jurginų lauką? Nu, ta mintis kyla, kaip sako lietuviai, apetit saugo. Pradedi nuo kelių daigų, paskui pasidaro 100, paskui jau 100 mažai, pernai buvo 500. Viskas, jau sakiau, daugiau nebeplėsiu, bet va šiemet 800 kelmų pasidinau. Tai va, 1000 neviršysiu. Labai jau daug. Na, plotas iš tiesų įspūdingas, Jurginų tikrai labai daug, o kaip priežiūra, ar suspėjate? Kol kas spėju, dar kol sveikata leidžia, bet žinokit, gal Jurginas tokia gėlė, kuriai daugiausiai priežiūros reikia. Vis tiek reikia pavasarį išnešti, kiekvieną pasodinti, ravėti, kol jie jau pradeda augti. Žydi, kas antrą dieną turi iškarpyti žiedus per žydėjusius. Rudenį nukasti, apdžiovinti, vėl į rūsį susinešti. Nu, darbo daug, bet kai pavaikštai po lauką tą, nu, gražu. Na, dabar Jurginų galima pamatyti iš tiesų dažnoje sodyboje, tikrai populiarėjanti gėlė. Galbūt ir jūs turite kokių patarimų pradedantiems ar dar tik tai ketinantiems sodinti tokius laukus. Kokių klaidų galbūt reikėtų vengti? Ką besodinant, nu kokios klaidos? Nusodinkit, džiaukimės, nu graži gėlė. Tikrai graži, nuostabiai gėlė. Ir vat klausi manęs, kuris jums gražiausias? Nėra. Gražiausių tikrai nėra, nes prie kiekvieną atskirai priejusis viens už kitą gražesni. Jie visi gražus. Koks jis bebūtų, jis vis tiek gražus. Šalia Jurginų, matau, atsirado ir saulėgrąžos. Kodėl jos šalia čia? Nu, saulėgrąžos mes kažkaip kiekvienais metais jų kažkiek pasėjam, gal irgi kaip žydi gražu. Tik pat šiemet audra mums labai paguldė viską, ir Jurginų, ir saulėgrąžas. Bet šiaip kažkaip kaip gyvatvorę gal pasidarom. Nuo ūkininkų. Tai vat ir sodinam. Apskritai šiemet, sako, visi augalai gerokai anksčiau pradėjo žydėti. Ar Jurginai, tarkim, lyginant su praėjusiais metais, kažkaip keitėsi, kažkoks buvo sezoniškumas kitoks? Žinokit, ir žydėti pradėjo daug anksčiau ir per žydį daug greičiau. Tie patys žiedai greičiau per žydį. Tai iki kada dar bus galima pasigrožėti Jurginais? Jurginais grožimės mes iki šalnų. Šalnos užeis jau nebeturėsim, o iki šalnų Jurginai žydi. Taip, nežinau šiemet, ar jie ištrauks iki tų šalnų, bet tai žydi iki šalnų. Ačiū Jums labai už pokalbį. Na, kaip ir minėjo pašnekovė, Jurginais bus galima pasidžiaugti ir pasigrožėti iki pirmųjų šalnų. Grįžtame į studiją. Dėkoju Vesta, dabar pasižiūrėsime, kuo pasigrožėti ar pasipiktinti galima socialiniuose tinkluose. Darius Matas studijoje, sveikas. Labas. Pirmas klausimas, kuriuo labiau piktinamasi, matyti, šį įprastai būna Vilniaus stadionas, dabar yra tam tikrų naujienų su tuo susijusiu. Taip, tam tikrų naujienų, bet kai kurie, sako, tai yra dar eilinis tiesiog kažkoks pakeitimas, kuris nekeičia esmės, nekeičia to, kad stadionas statomas už per daug pinigų. Tai yra viena stovykla, kita stovykla džiaugiasi, kad stadionas tarsi juda jau statymo link. Tai galima rasti ir vienų, ir kitų socialiniuose tinkluose besilaikančių pozicijų. Tomas Gulbinas rašo, pirmas naujo sezono Vilniaus tarybos posėdis, stambiausias klausimas, daugiafunkcinis kompleksas Šeškinėje, bet apie jį pabaigoje. Ir sako, kad koncesijos sutarties buvo siekis ją šiek tiek sutvarkyti, ištiesinti, kaip sako politikas, ten vinkių jau per daug, lieka sulaukti Europos komisijos palaiminimo, bet čia neturėtų kilti kliūčių, nes jau su viešųjų pirkimų tarnyba esą viskas suderinta, pokyčiai buvo pakankamai tokie, nesminiai gal galim taip sakyti, buvo susiję su
tuo, kaip yra indeksuojamos kainos ir kaip pasidalyjamas tas krūvis. Bet štai, pavyzdžiui, kitas tarybos narys, Aleksandras Nemunaitis, sako, kad reikia patalpinti ir visą balsavimą ir sako, kad tie, kurie balsavo už tokius pokyčius dėl stadiono indeksavimo, tai sako, kad jie neatstovauja viešojo intereso, o remia verslą ir sako, kad toks indeksavimas gali pabranginti projektą iki 40 milijonų eurų. Tai matome, kad absoliuti dauguma tarybos narių, daugiau jau pusė pritarė šiam projektui, tad lieka tikėti dabar, kad viskas ir toliau judės tą linkmę, nes bent jau statytojai sakė, kad iki 26-ųjų stadionas turėtų iškilti Vilniuje. Ir reikia tikėtis, kad parama Ukrainai nestos. Čia taip pereinu prie kitos temos, nes Lietuva perdavė paskutinius antidronus iš Radarom akcijos, kur visi kartu rinkome pinigus. Taip, šiandien ukrainiečiams yra išgabenti 22 paskutiniai antidronai iš to viso paketo, kuris buvo įsigytas už suaukotus pinigus per Radarom akciją. Tai iš viso skaičiuojama, jog ukrainiečiai bus gavę visus, tai yra 1141 antidroną. Tiesa, jų yra daugiau, nes ne tik tai šios akcijos lėšomis jie buvo perkami, bet iš Radarom akcijos lėšų buvo būtent tiek jų įgyta ir taip pat, aišku, yra gabenami ir kiti saugaus kario paketo svarbus komponentai, tai yra naktinio matymo monokuliarai ir taip pat lazeriniai taikikliai, vežami atskirai, nes gamybos terminai dažnu atveju išsiskiria. Tai tam, kad negulėtų geras, reikalingas ukrainiečiams prietaisas tiesiog kažkur sandėlyje, tai jie ir kartais pasiekia atskirai šalį. Na, o apie tai, aišku, ir patys ukrainiečiai džiaugiasi, rašo štai, kad bent jau, tokia viena pagrindinių Lietuvos naujienų Ukrainos tema apžvelgėjų socialinėme tinkle X rašo, jog draugai yra draugai tada, kai jiems yra reikalingi labiausiai draugai ir sako, kad Lietuva iš tiesų yra viena didžiausių palaikytojų ir be galo džiaugiasi lietuvių rodoma tokia meilė ir pagarbą ukrainiečiams. Na, o patys ukrainiečiai štai pasidalėjo tokių vaizdo įrašų, tokių grafikos įrašų, galima būtų pasakyti, savo taip pat gynybos ministerijos puslapyje socialinėme tinkle X, kuriame apžvelgia, kaipgi sekėsi ukrainiečiam užtikrinti maisto eksportą į užsienį ir kad eksporto kainos smarkiai neišaugtų. Tai štai dalyjasi visa tokia trumpa priešistorė, nes, kaip žinia, Ukraina tikrai nemažai gabeno ir aliejus, grūdų, kuris buvo reikalingas ypač Afrikos kitų žemynų šalims, kurios yra pagrindinės importuotojos. Ir štai sako, kad apie 92% iki Rusijos įvykdytos invazijos tokių produktų pasiekdavo savo galutinį gavėją, bet vėlgi žinome, kad Rusija ilgą laiką blokavo Juodosios jūros uostus, vėliau buvo sudarytas tam tikras sutarimas, kuris vėliau buvo ir sulaužytos tos pačios Rusijos dar kartą. Na, bet Ukraina sako, kad dabar ta situacija yra smarkiai pasikeitusi, bet tam, kad pasaulyje kainos maisto išliktų stabilios, tam reikia ir kad karas pasibaigtų Ukrainos žemėje. Tad apie tai yra štai šis jų trumpas paviešintas filmukas, bet kita svarbi su Ukraina susijusi tema, kuri sulaukia šiandien labai daug dėmesio, tai yra galimybės ukrainiečių savo technologijomis pasiekti gilumą Rusijos teritorijos. Kaip žinia, vakarų partneriai suteikia toliašaudę ginkluotę, nebūtinai suteikia teisę ją naudoti prieš tam tikrus Rusijos taikinius, Rusijos gilumoje esančius ypač, tad ukrainiečiai patys tobulino savo technologijas ir štai dabar jau bando apžvalgininkai socialiniuose tinkluose skaičiuoti, kokį kitą atstumą tie sukonstruoti naujieji dronai ir sukonstruotos naujos balistinės raketos gali pasiekti. Tai štai pavyzdžiui, Antonas Geraščenko sako, kad štai vienas dronas pasiekė irgi naftos perdirbimo gamyklą, kur yra įsikūrusi Kirovo regione, o tai yra apie 1000 km nuo sienos su Ukraina, tai jau bent tokį, galima sakyti, kilometrų skaičių tikrai šios naujos skraidyklės pasiekia. Štai čia dar toksai detalesnis grafikas, kurio dalyjasi Aleksas Kocharovas, kur sako, kad štai galima matyti, kokią dalį Rusijos teritorijos ukrainiečiai jau dabar yra atakavę, tai jų, galima sakyti, išvystyti dronai siekia tokį atstumą. Maksimalus, kurį teko užmatyti šiandien skaičiuojant, tai buvo apie 1200 kilometrų. Tarsi tokį jau gali tikrai nuskrieti. Kita tema, Dariau, čia sugrįžtant ir į Lietuvą, minimali mėnesio alga kils. Taip, kils, aišku, tam turi pritarti ir Seimas, tačiau bent jau vyriausybė tikrai pritarė tam, kad atlyginimas minimalus po naujų metų jau viršytų 1000 eurų. O štai kai kurie žmonės sako, kad tai yra ir gera žinia, bet ir tam tikrą prasme bloga žinia. Štai pavyzdžiui, Marius Stasiukaitis sako, kad tampame brangia šalimi ir sako, dabar tik tai belieka
nepasimesti kelyje ir netapti tik brangia šalimi, bet tapti ir turtinga šalimi ir turtingais žmonėmis. Ir sako, kad čia labai svarbu, ką daryti, tai yra tiesiog ne tik auginti darbo užmokestį, bet ir darbo našumą, tai yra kiek per tam tikrą laiko vienetą galima pagaminti kažkokių prekių, paslaugų. Čia ne tik reiškia, kad žmogus turi nueiti prie konvejerio ir kuo daugiau padirbėti, bet kaip rašo Marius Stasiukaitis, tai tiesiog reikia daugiau investuoti į įvairias technologijas, į pažangesnę gamybą, į galbūt pažangesnės prekes. Ir tada ne tik būsime brangi šalis, bet būsime ir turtinga šalis ir turtingų žmonių šalis. Ir sako, kad štai pavyzdžiui, žiūrint į Airiją, ar Izraelį, ar Šiaurės šalis, ar Singapūrą, ar kitas sparčiai ekonomiką transformavusias mažas ekonomikas, akivaizdu, kad jų gerovės pagrindas yra globaliai žaidžiantis ir aukštą pridėtinę vertę kuriantis sektoriai. Tad tokį siūlo kurti ir čia pas mus Lietuvoje. Na, o ekonomistė Viktorija Tauraitė dar vakar skaičiavo, kaipgi čia dabar galima savo atlyginimą pamatuoti su kitų atlyginimais. Tai štai sako, jeigu jūs uždirbate bent 1352, beveik 3 eurus, kas mėnesį skaičius mokesčių, jūs esate tas statistinis vidutinis Lietuvos gyventojas, o jeigu uždirbate daugiau, galite pasidžiaugti, kad uždirbate daugiau negu vidutinis lietuvis. Tad tokios džiugios naujienos ir kol kas, kaip rašo ekonomistė, atlyginimo augimas ne tik minimalaus, bet ir vidutinio niekur nesitraukia. Dar pabaigoje apie meškėnus Kuršių nerijoje. Taip, šita tema yra ko gero dar labiau prieštaringesnė nei kad Vilniaus stadionas. Štai Kuršių nerijos nacionalinis parkas pasidalijo tokius skelbimus, sako, kviečiame dalintis visus Kuršių nerijos nacionalinio parko lankytojus informaciją apie pastebėtus meškėnus. Ir situacija yra tokia, galime priminti, kad meškėnai Kuršių nerijoje yra invazinė gyvūnų rūšis ir kenkia vietos paukščiams, vietos kitiems gyvūnams, prašiausiai dėl to, kad jie neturi jokio už save ten stipresnio plėšrūno, o yra atvykę visai iš svetimų kraštų. Bet ką reiškia, kad reikia informuoti apie tai, kur pastebėtas meškėnas? Tai reiškia, kad tie meškėnai bus sumedžioti. Tad dalį žmonių tokios žinios baugina ir jie sako, kad nėra įsitikinę, kad tikrai praneštų apie meškėną, jį pastebėję miške, nes tiesiog jiems labai gaila, nes štai, pavyzdžiui, tie gyvūnai yra labai mieli. Dėkoju tau, Dariau, už socialinių tinklų apžvalgą. Dėkoju ir jums, kad leidote laiką su LRT televizija. Visai netrukus Gabrielė ir naujausios žinios. Kviečiu pasilikti su LRT. Iki. Iki.